yra į baimės atmosferą. Ir baimėje jau gali kontroliuoti labai lengvai ir labai efektyviai. Baimė yra paskutinė stadija, tai yra pati žemiausia būsena, kada tu gali kontroliuoti. Tai yra baimė. Ir aš manau, kad beveik visos šeimos Lietuvoje gyvena baimė po šitų įvykių. Jei nesąmoningai, bet pasąmoniniai tikrai. Visi yra įsitempę. Tai yra maksimumas pasiektas. Ir labai linkisi, kad Lietuva tą testą išlaikytų. Tai yra savigarbos testą, baimės įveikimo testą, pastatymo į vietą testą. Nes tikrai yra juokinga, kai 100 žmonių valdo milijonus. Ir stumia nesąmonę. Ne 100 stumia, bet stumia. Iš to 100 dar mažiau. Ir visi turi klausyti. O iš akių atiminėja, kerta medžius po tavo lankais, atiminėja vaikus ir niekas ne. Susivienytų 50 tūkstančių, 100 tūkstančių. Tai kokią ten bangą nueitų, ten apsuptų tą Seimą ten. Nu tai jau, klausykim, tai jau pasijaustų. Galų galiai išvaikytų tuos silpnapročius, tos dvasios ubagus, tos papirktus ar paveiktus, nežinau, ten net ne žmonės, išvaikytų lauk, dar jiem atlyginimai kokie mokami. Pažiūrėkim, iš kieno, iš Lietuvos gyventojų pinigų. Tai, kaip bebūtų, tai yra testas ir jis yra reikalingas, kad posovietinė sąmonė būtų nužudyta. Sovietiniai sąmoniai visi bijojo paprieštarauti valdžiai. Ir tai labai stipriai giliai įėję į mūsų Lietuvos žmonių sąmonę. Tai yra baimė prieštarauti. Nes sovietai, jie, kaip ir baktai turbūt buvo vieni iš tų, kurie labai stipriai prieštaravo valdžiai. Jie buvo engiami, jie buvo metami iš universitetų, metami iš darboviečių, uždarinėjami psichiatrinės, į tardymo izoliatorius. Ir vaišnavai buvo tie, kurie labai stipriai priešinosi šitam visai nesąmoniai. Ir mes kaip vaišnavai turim toliau tęsti tą tradiciją, priešintis ir visom įmanomom priemonėm tas vertybės saugoti. Facebookas irgi pasitarnauja iš tos pusės, kad ten atsiranda gerų straipsnių, gerų minčių, geros dokumentikos, kad ir, pavyzdžiui, gyrių, senųjų gyrių išsaugojimo, tas momentas, kur buvo publikuojama, ten iškirto, žiūrėkit. Žmogus nenuvykęs, jis gali matyti, kas vyksta, arba ten mitingas, ten organizuojam, einam, darom. Tai yra labai, kaip sako, galima pasitelkti tas priemonės bet yra testas. Yra akivaizdus testas ir ta sąmonės transformacija, iš tikrųjų įdomu stebėti, kaip jinai vyksta, kad ar lietuvis sugebės nebebijot ir išvaikyti tą baimės dūmą, kuris liko dar iš posovietinių laikų ir tėvai dar nesąmoningai perdavė vaikam. Ir lygiai taip pat įveikti tą baimę, kuri ir po sovietmečių Lietuvoje buvo pradėta įgyvendinti. Žmonės bijo. Realiai baimė yra Lietuva valdoma per baimę. Net ne per naudą, net ne per malonumus. Čia būtų per adžagūną. Kad davai mes duosim atlyginimus didelius, jūs nesikiškite tuos įstatymus, per daug džiaukitės, pramogaukite, atlyginimai jūsų dideli, važiuokite į šiltus kraštus, keliaukite, o mes ten savo reikalus suksim Seime. Ne, bet yra dar žemesnis lygis, tai yra baimė. Tu ir pinigų neturi, ir dar tavo šeima ardoma, tu visiškai esi kontroliai valstybės. Dar tavo moksleivio atostogas mažina, toliau amžius, kada reikia eiti į mokyklą, sumažinamas, reiškia valstybė net tavo vaiką ima pilnai kontrolę. Jisai bus mokyklai, krūviai yra tokie dideli, kad tu pusę dienos mokyklai, ypatingai provincijose, tai jie
autobusas nuveža į priekį, tu turi išeiti 7 ryto, tu grįžti 3-4 vakaro, tai yra suaugusio žmogaus darbo diena. Realiai visą laiką tu būni ten. Autobusas tave veža pirmin valandą atgal, kad autobuso tu palauktum, tu turi po pamokų kartais valandą, kartais 2 laukti. Tu mokyklos randėsi pilnoj kontroliai. Ir pamokų labai daug. Tai gerai, kad tą švietimo ministrė nuėmė, tai ačiū Dievui, kai sakyti, bet nežinau, kas dabar bus, bet kaip ten viską tvarkys. Bet faktas, kad vaiką pasiglemžia valstybė, va čia yra momentas. Pasiglemžia, jisai, tu nejunti, kad tu esi tėvas ir mama. Kitas dalykas, vaikam jau yra mokoma, kad tu gali skųsti tėvus. Tai reiškia, jau apie